Come on. Šios savybės anot matematikos mokytojo Leono Narkevičiaus garantuoja geriausio mokytojo titulą. Tačiau atrasti visos sėkmės formulės neįmanoma, nes, kaip teigia pedagogas, gyvenimo lygtyje per daug nežinomųjų. Ją išspręsti nuolat bando ir chemikas Vilius Mincevičius, ieškodamas būdų, kaip paprastą metalą paversti auksu. Būti tikru alchemiku, pasak mokytojo, reiškia rasti ryšį su vaikais, mat pasaulio siela glūdi meilėje. Mylėti galima netgi tada, kai į tavo akvariumą moksleiviai pripila trąšų, kaip kad nutiko biologijai Alydai Daulenskienei. Tačiau ji nesisieloja, mat taip pat, kaip ir vaikus, myli savo darbą ir vadina jį savo pašaukimu. Pašaukti bet kada galima ir menų bei etikos mokytoją Ričardą Jankauską, nes pedagogas net neturi savo kabineto, nors jis jam ir nereikalingas. Sutikti mokytoją galima visur, žaidžianti stalo žaidimus ar su moksleiviais stumdanti šachmatus. Visi šie mokytojai ir dar daugiau kaip 100 jų kolegų telekomunikacijų bendrovei Teo padedant šiemet išrinkti geriausiais šalies mokytojais. Geriausiais juos pripažino ne bet kas, o jų pačių mokiniai, abiturientai brandos egzaminus išlaikė šimtukais. Mūsų minėti mokytojai gausiame geriausių mokytojų būryje atsidūrė jau 5. kartą. Tai kur yra sėkmės paslaptis? Subalansuota mityba? O gal speciali mankšta? Taip, dabar rytinę mankštą darau, nes pirmą šių mokslo metų mėnesį mane susuko radikulitas ir išvežė greitoji iš šiandien. Tai dabar tenka mankštą daryti. O šiaip, realiai, aš manau, kad turbūt visi Respublikos mokytojai, kurie tokiais išrinkti, nei vienas to nedaro vardan to, kad jis būtų išrinktas. Mankštą gerai būtų, jau laikas pradėti ją būtų iš viso daryti. O maistą valgau daugumoje, ką ir visi, saldumynus mėgstu tiesą. Čia jau tas galbūt kažkiek tai padeda. Ar moksleiviai pastebi mano blogasis ir gerasis savybes? Manau, kad moksleiviai pastebi viską, nes mes prieš juos stovime kaip teatro scenoje, bet ką jie pastebi, tai reikia klausti paprasčiausiai moksleivių. Man rodos, visi turi blogų savybių, tik vienų geras mūsų yra tas blogasis. Chemija tai yra magija, tai yra burtai, tai yra stebuklas. Dabar jau mokslas. O jūs esat chemikas ar alchemikas? Na, turbūt, kad jis šioks ir toks. Aš vaikams sakau, kad labai paprasta. Pakeiskite protonų skaičių branduolyje ir turėsite auksą iš geležies. Ir pirmas klausimas, kaip padaryti bombą, kad išsprogdinti mokyklą. Aš pats pasakau, ko jie nori. Jie visada džiaugiasi, sako, taip, yes. Į tą akvariumą trąšų pripylė ir aš niekaip negalėjau suprasti, kodėl tie augalai pradėjo taip sparčiai augti. Tiesiog lipa per viršų, subujojo, tik tai po pusę metų sužinojau, kad ten trąšų patrėžė šitą akvariumą. Pasak moksleivių, savo balsus geriausių mokytojų rinkimuose jie atidavė tiems, kurie buvo arčiausiai jų. Suprato, užjautė, padėjo, kartu juokavo ir buvo unikalūs. Jankauskas, tai bent jau visų pirma, kas ateina į galvą, tai buvo kultinis mokytojas. Uždegantis mokytojas, jaunas, gyvybingas toks ir, sakykime, jis buvo labai savas su visais. Žmogus, kuris nebijojo ir vidurinį pirštą parodyti per pamokas. Ir jis skatino žmonės tiek kritiškai mąstyti, tiek svarbiausia parodyti savo gebėjimus kurti. Šeštadieniais, kai mes pas jį ateidavom, jis darydavo tokius papildomus užsiėmimus olimpiadininkam, tai ten daug ir tokių cheminių bandymų pridarydavom. Kai kurie bandymai baigdavosi sprogimais ar koks išsiliejęs skystis, teko ne kartą turėti juodus pirštus nuo sidabro nitrato. Per pamokas papasakodavo linksmų istorijų, net anekdotų apie matematikus, taip pat apie savo gyvenimą, linksmesnius nuotykius. Jeigu yra geri mokiniai, tai jiems gali tiesiog padėti geri mokytojai. Čia labiau, jeigu yra blogas mokinys, tai geri mokytojai iš jų padaro gerą. O tie mokiniai išdaigų neprikrečia? Mes asmeniškai, kad ten mūsų klasė, tai tokio labai neatsimenu, bet buvo viena klasė, kuri jos akvariumą pripylė Coca-Colos. Bet jie, neatsimenu, nelabai lyg ir pyko. Pripylė, šunybė, negražu, bet atsiprašė. Tas, kuris pripylė, čia tikrai, čia nedorai, negražu, kadangi čia jau netrašos, kaip suprantate, kai už pradėjo dvokti visoje mokyklai, tai čia nieko. Išsiaiškinom santykius ir viskas baigėsi.
Mokyklų, kuriuose dirba geriausi šalies mokytojai, direktoriai, turi savo įsivaizdavimą, kaip pagaminti geriausius mokytojus. Ne, jokių laboratorijų, jokių specialių maistų ir jokių ypatingų paruošimų. Specialus maistas yra specialūs moksleiviai. Specialūs keisti, sukti, sunkus klausimai. Dirbti su gerais moksleiviais gali tik tai labai geras mokytojas. Geri pedagogai, sakysime, pati didžiausia, manau, dovana tai, kad jie yra įvertinti mokinių. Galbūt mokytojai tokie atlaidūs išdaigininkams moksleiviams, nes vaikystėje patys nevengė papokštauti. O dieve, tų šunybių, tai aš gal ten nedetalizuosiu, bet aš esu gavęs ir atsimenu, dabar neprisimenu, kokio klasėje ir antausį esu gavęs. Tada mane tai labai įžeidė, bet po to dabar aš taip analizuoju, kad turbūt, aišku, mokytojas kaip ir neturėtų, reiškia, turėti fizinio kontakto su moksleiviu, bet buvau vertas antausio. Tai net iki tokio lygio, tai jeigu jau gauni į skruostą nuo mokytojos, nuo moters, tai jau skaityk, kad jau nusidėjęs rimtai, detalizuoti nenoriu. Tada kažkaip jau chemikų buvau ir nuo jaunystės. Buvo mokytoja, kuri šokdavo mūsų ir trenkdavo kumštį į stalą. Tai aš padariau bombikį ir po stalo koją pakišau. Ta pačią dieną mane išmetė iš mokyklos. Neišmetė, bet pagrasino, kad išmes. Aš buvau labai plepus. Manęs už plepumą kai kurie mokytojai nemėgo. Pažymių knygelė buvo pilna pastabų už plepėjimą. Atrodo, parašysi, kad čia jis plepa, tai tėvam naujieną čia kažkokia pranešė. Geriausiems mokytojams geriausių pažadų negailėjo švietimo ir mokslo ministrė. Tad belieka laukti, kol dokumentai atsidurs ant ministrės stalo ir bus pasirašyti. Geriausiems mokytojams reikia pažadėti turbūt pirmiausiai gerų darbo sąlygų. Ir bus renovuojamos mokyklos, bus daugiau mokytojų pagalbininkų, socialinių pedagogų, bus daugiau mokymo priemonių, bus daugiau geltonųjų automobilių. Ir žinoma, reikia pažadėti geriausiams mokytojams, kad jie turės geresnės sąlygas ir prieigas prie kompiuterių, todėl kad jau kompiuterinės klasės yra paruoštos, įrengtos daugelį mokyklų ir mes jau galvojame apie kompiuterius ir apie darbo vietas mokytojams. Ir žinoma, reikia pažadėti, kad pastoviai bus keliamas darbo užmokestis. Linkėjimų geriausiems iš geriausių siunčia ir TEO vadovai. Buvau maloniai sustebintas, ar aš čia pamatęs savo pažįstamas pavardės, prisimeni tos mokytojus, prisimeni save su jais. Vėlgi ne visuomet jaučiuosi buvęs teisus su jais, bet vėlgi jaučiu tą didžiulę įtaką, tą didžiulį norą jų padėti, išmokyti mūsų, nuvesti į tą pasaulį, kuriam mes dabar esam. Būkit išradingi, būkit kūrybingi, būkit pavyzdžių tiek savo mokiniams, kurie papildys jūs ateityje, tiek savo kolegoms mokytojams. Žinokit vieną, kad savo mokiniams jūs visuomet buvot ir būsit vieninteliai ir patys geriausi mokytojai. Per visus 5 metus TEO konkurse geriausi mokiniai renka geriausius mokytojus, bent po kartą buvo paminėti 605 skirtingi mokytojai iš 211 mokyklų. Tarp geriausiųjų daugiausiai matematikų, lituanistų, istorijos bei anglų kalbos specialistų. Daugiausia geriausių mokytojų dirba, o gal jau ir gyvena, Kauno Jono Jablonskio, Kauno technologijos universiteto, Panevėžio Juozo Balčikonio, Šiaulių Juliaus Janonio, Vilniaus Gabijos ir Žvėryno gimnazijose, Vilniaus tiksliųjų gamtos ir technikos mokslų licėjuje, Panevėžio 5-ojoje vidurinėje mokykloje. Todėl nekeista, jog būtent šiose mokyklose mokosi ir daugiausiai geriausių mokinių, tų, kurie per brandos egzaminus gavo 2 ir daugiau šimtukų. Tokių pat gerų mokinių, be paminėtų mokyklų, nemažai mokosi ir Vilniaus Žirmūnų, Klaipėdos Ąžuolyno bei Kauno Vytauto Didžiojo universiteto Rasos gimnazijose. Koks turėtų būti mokytojas, kuriam moksleiviai, nedvejodami, skirtų savo balsą? Sunkiausia turbūt buvo su tais mokytojais, kurie bijojo galbūt mokinių, atsitverdavo tam tikrom sienom. Labai svarbu buvo pajusti tai, kad mokytojas pakankamai gerbė tave ir tavo nuomonę. Kad tu pajustum, kad jis tau nori duoti, o nėra kažkoks muštro atstovas, kuris nori įkalti tau kažką. Geriausių mokinių ir geriausių mokytojų ratas kasmet vis didėja. Tad niekas nenustebtų, jei dar po 5 metų visus jūs sveikintų ne Vilniaus Mažajame teatre, o Siemens arenoje.